Nu, labas, draugai. Grįžinėjau iš konsultacijos ir nusprendžiau padaryti tokį trumpą vaizdo įrašą ir savo nuomonę pasidalinti su jumis ir galbūt kažkam labai yra aktuali tema apie tokius dalykus, kurie įvyko būtent dabar šiandien. Tai buvau konsultacijai, žmogus statosi namuką ir ką supratau šitame visame dalyke, kad visgi yra daug geriau ir daug daugiau žmogus naudos gauna, kai išsikviečia žmonės, kurie pakonsultuos prieš statybas. Nes šiandien dienai dauguma, kiek aš tą Facebooką žiūriu, tai dauguma jau išsikviečia po atliktų darbų. Ir kai kurie atlikti darbai, ypač stogo darbuose, ten, kur jau nelabai ką tu bepakeisi, nes esi išleidęs krūvas pinigų ir nebesinori, nes dažniausiai, kai jau tu kvieti įvertinti darbus, tu jau nebe pasitiki tais meistrais ir nei tu pats benorėsi, kai jie tvarkytų tą baroką, ir dažniausiai tie meistrai jau yra dingę, nebekelia ragelio, nebeprisišauksi ir panašiai, ir tai kainuos jūsų nervus, jūsų namo kokybę ir visa kita. Tai šitoj situacijai, kai žmogus išsikviečia prieš kažkokią etapą darant, tai šiuo atveju, kaip šiandien konsultavau stogo darbuose žmogų, tai žmogus pasimūrijo sienas, susirado per pažįstamus mane, išsikvietė ir gavo pilną konsultaciją nuo tvirtinimo detalių, pasiėmiau ir medžiagas, kokias naudot, parodžiau žmogui, nukreipiau, kur jas gali įsigyti, kur susirasti jas, nes tokias medžiagas, kokias mes naudojam, pavyzdžiui, statybai, tokie senukai, ermitažai, depo ir visos kitos parduotuvės tiesiog jų neturi ir tikrai ten jų negausi, o paprastam žmogui, kuris statosi savo namuką, ar namą, ar beleką, ką bestatytų, žinoti, kur ką nusipirkti yra labai sunku. Ir, kad ir internetas šiais laikais yra visagalis, ne viską tu žinai, ko tau gali reikėti. Ir net pavadinimų tu negali žinoti, nes tu tiesiog nesi susidūrę su tuo. O kai būtent, kaip mes, kai dirbam šitą darbą daug metų jau, žinom tas medžiagas, kartu žengiam su technologijom pirmin ir tas medžiagas mes galim panaudoti kaip pavyzdys, ten antivibracinę juostą tu gali naudoti ant pamato prieš karkasinį namą statant, tu gali naudoti ir mūriniam namui po murlutų sandarinti vietą žiedo ir murluto tarpą. Ir šitos konsultacijas aš pilnai suprantu, kad žmonės negali visko žinoti. Manęs paklaustų, kaip išvirti ten kokį cepeliną, gal ir išvirčiau, padaryčiau, bet aš padaryčiau tikriausiai su žvyru, cementu ir vietoj mėsos būtų vata, tikriausiai. Nes mano praktika, mano gyvenime sukasi mano dalykai ir aš su jais susipažinau daugiau negu kad su, tarkim, ten tarkuotom bulvėm. Ir tą pačią bulvę, pavyzdžiui, gali tarkuoti su rankom. Ir kai tu dirbi tą darbą, tu žinai, kad yra mašina tarkavimo ir panašiai. Čia kaip pavyzdys. Tai taip pat ir statyboje viskas yra iš mūsų tos viskas yra iš gyvenimo patirties ir viskas yra pritaikoma iš mūsų pačių padarytų klaidų kažkokių. Ir pasirinkti sprendimai mūsų jau yra, galbūt vieną, gal du, gal 3 kartus jau išbandyta ir, žinome patį geriausią variantą ir galime pasiūlyti žmogui, kad tu nedaryk taip, kaip yra papaišyta ant projektą. Nes dažniausiai, tikriausiai nesupyks nei vienas meistras, kuris gauna kažkokį tai užsakymą iš
užsakovų ir gauna projektą, tai visi žinom, kad tie projektai yra daromi, tikriausiai nesupyks projektuotojai ant manęs, kad, vos ne copy paste ir tas pats per tą patį, niekas nieko naujo ten neįpiešė. Viskas yra tiek supaprastinta, nežiūrinti namo ten kokybę, nes namas namui nėra lygus ir tie patys mazgai netinka. Yra namas šlaitinis, kur visai kitaip darosi. Yra namas, kaip šiuo atveju buvo su prilydoma danga, bet medinė konstrukcija, tai visi šitie mazgai negali pritaikyti šitų mazgų vienam projektui. Ir net neišeitų padaryti tikriausiai kokybiškai, jeigu yra GB plokštė prilydoma danga ir yra dvitėjinė sija ir prilydoma danga. Ir šitie du skirtumai yra antiek yra dideli ant tų statybos mazgų, kur tu turi tikrai būti statyboj pažengęs, ne tiek kiek pažengęs, bet susidūręs su tam tikromis situacijomis, kad tu žinotum ir galėtum pasidaryti kokybiškai ir gerai, ir kokias medžiagas tau reikėtų naudoti. Tai aš visiems norėčiau parekomenduoti, tikrinkite stogus ne tada, kada jie yra padaryti, ne tada, kada jau nebepasitikit meistrais, bet pasidarykit savo tokį namų darbus prieš statant ir išsikvieskit vieną, du, kurie yra tos srities specialistai ir jūs pakonsultuotų pagal jūsų paruoštą projektą ir pakeiskite mazgus taip prieš statydami, kad paskui nebūtų kažkokių tai problemų, ten stogo ventiliacijos, ar dar kažko. Išsispręskit šitos klausimus ir tikrai palengvės ir statyba, ir sutaupysite begalės pinigų ir nekainuos daug nervų kovojant su meistrais, kurie galbūt atliko darbus nekokybiškai. Tai dar vienas dalykas, kad jūs išsikvietė stogo patikrą, kad patikrintų atliktus darbus. Jūs tik sužinote, kad jūsų stogo darbai buvo atlikti nekokybiškai. Ir retas jūsų iš tikrųjų kažką bekeičia. Iš tikrųjų jūs išsikviečiat, sužinote, kad jūsų stogas yra blogai padarytas. Ką padarysi? Išleidau 12-13 tūkstančių stogui, dabar juk nelupsiu, neardysiu, nekeisiu, nes dažniausiai būna sugadinta ir stogo danga, ir kažkokios tai medžiagos sugadintos, kurias reikės keisti. O išsireikalauti iš to, kas atliko nekokybiškai, tai yra labai sunku, o ypač, kai darbai yra padaryti be kokių sutarčių, be jokių įsipareigojimų ir panašiai. Tai aš rekomenduočiau visiems, kurie mus žiūrite, kurie dalinatės mūsų vaizdo įrašais ir įžvalgomis, tai šitas patikras pasidarykit prieš atlikdami kažkokį tai statybos darbą. Ir tikrai nuo širdies sakau, kad sutaupysite ir pinigų, ir nervų, ir tikrai pasistatysite daug kokybiškesnį namą, nei dabar yra statomi tie namai. Tai ką, draugai, šiandien tiek. Norėjau dar šiandien nuvažiuoti, nufilmuoti savo objektą, bet grįžtu vėlai. Ne vėlai, dar yra valandų, bet turiu dar ir namuose darbų, turiu ir savų rūpešių. Taip kad, draugai, darykite viską protingai ir mažai žingsneliais. Tada bus viskas daug geriau ir manau bus ir nervai sveiki, ir piniginė pilnesnė. Ir to jums noriu palinkėti. Taip kad, kam patiko šitas vaizdo įrašas, visada bandau paprašyti pasidalinti, bandau paprašyti pasekti mūsų puslapį, kad šitokia informacija, kurią mes dalinamės, manau, būna naudinga visiems, kurie norite statytis, kurie planuojate statytis ir galbūt kurie jau statotės. Taip kad iki sekančio susitikimo neatsisveikinu, nes tikrai dar susitiksim. Gero likusio savaitgalio, draugai.